Dabar apie augintinius. Į veterinarijos klinikas plūsta vasarines traumas patyrę šunys ir katės. Kasdien žmonės veterinarams atveža nukentėjusius keturkojus, net ir šeimininkų vaišės, tik per plauką nepasibaigia nelaimė. Vienas šuo užspringo šašlyku, kitas vos nenugaišo nuo svogūno, kuris šunims tikras nuodas, o iš trečio teko traukti prarytą ledų pagaliuką. Davai nepasplink. Elzės Yorkšyro terjeras Pepsi gauna tik šunų maisto, bet kartais nudžiauna ką nors ir nuo šeimininkų stalo. Neseniai namuose prarijo šašlyko gabalėlį, kuris vos netapo paskutinė jo vakarienė. Netyčia nukrito gabaliukas ir šuo rado ir paspringo jau. Sesuo išgirdo, kaip jis nukrito nuo lovos, nualpo, pradėjo vemti, pradėjo springti, baltos putos visur buvo ir niekaip jo atkratyti. Pepsi jau 2 kartus buvo panašiai paspringęs maistu, bet šeimininkai išgelbėjo. Šįkart valandą nesėkmingai purtę šeimininkai nusprendė jį vežti į veterinarijos kliniką. Važiuojant reikėjo kratyti, daužyti, nes jis tiesiog springo vis tiek ir kvėpavo sunkiai. Laimė į veterinarijos kliniką Pepsi šeimininkai atvežė laiku. Kolega būtent pašalino tą svetimkūnį iš stemplės. Tai pakankamai toks rimtas dalykas, nes kartais tokie atvejai gali baigtis labai liūdnai, tai kad gyvūnas tiesiog uždusti, taip. Mylimiausias šeimos narys galimai ne. Vis tiek taip baisu buvo, kad galima netekti. Mane. Молодец. Ты молодец. O štai 3 metų gražuolė rusų kurtų veislės Gera vos nenugaišo prarijusi ledų pagaliuką. Мы давали ей морожко, и она слезала мороженое вместе с палочкой. Даже не заметили как, и все, и во рту нет, нигде нет, не упала, и не разжевывая, просто пшик и проглотила. Šeimininkai Gerą strimgalviais nuvežė į veterinarijos kliniką, o ten rentgenas, narkozė, endoskopas. Kol juo ištraukė pagaliuką, klinikoje praleido 3 valandas. Засунуть палочку в нее стоило 2 евро, а достать 290 евро. Dabar Matvėjus juokauja, o tądien išgyveno visą jausmų paletę. Сначала я был зол, что она съела эту палочку, потом я был расстроен, что она может умереть. Потом мы ехали в клинику и ждали какого-то результата. Там еще в клинике женщина плакала из-за кота сильно, я тоже поплакал, подумал, что Гера тоже может умереть. Kitas veterinarijos gydytojo Luko Mačiulio gydytas šuo buvo prisivalgęs žmogui naudingo, o šuniui nuodingo svogūno, kuris žudo jo kraujo ląsteles. Teko tada ieškoti donoro, taip, ir perpilti kraują gyvūnui. Viskas baigėsi sėkmingai. Gydytojams teko gelbėti ir nevalgomų dalykų prisėdusius šunis. Pajūryje poilsiaujančių šeimininkų akivaizdoje jie prisirijo akmenų ir smėlio. Gyvūnas tiek privalgo tokio smėlio, taip užkemša visą žarnyną savo. Ir tas smėlis yra linkęs, kadangi vyksta žarnyno peristaltika, trombuotis. Tai jis praktiškai pasidaro kaip cementas. O katinai pas gydytojus papuola iškritę pro langus. Mes vadiname katės skraiduolės, taip. Jos šeimininkai palieka pravirus langus ir jos iššoka taip, ar iš vieno, ar iš kito būtent aukšto, įvyksta traumos, lūžiai. Tai pasitaiko kasdien po 1 arba 5, taip, kiekvieną dieną. Kartais sunku suvokti, kaip katinai po tokių skrydžių išgyvena. 9 aukštas katė atvyko, nemena galinės kojos, taip, ir buvo tiesiog pirštakolio skilimas. Panašu, kad ši katė vieną iš savo 9 gyvybių jau išnaudojo. Audros ir